Ar jūs turit recenziją pas save? Jo. Atspausdintą turit? Taip. Tai gal tada man skaityti, ar jūs pats atsakinėsite? Tai čia tik tai trūkumų čia parašyta tikrai labai nemažai ir susipažinęs trūkumais. Jūs trūkumus norit pasakyti trumpai? Nu, čia tokie trūkumai, kurie manau, kad nėra trūkumai, nes, pavyzdžiui, dėl čia uždavinių ir šaltinių literatūros, tai gal ir ten yra tiesos kažkas. O toliau čia yra tokių, kur tos lentelės nėra nurodyta į 1, 2, 3, 4 lentelės nuorodų. Pavyzdžiui, tai ten tos lentelės yra įtrauktos į testo aprašymą. Ir automatiškai jos ir negali kitaip būti, nes kadangi testas taime ir yra testo rezultatų vertinimas. Toliau vėl rašo būtina koreguoti 1, 2, 3, 4 lentelių pavadinimus, lentelių skilčių ir eilučių pavadinimus. Čia vėl tas pats iš to pačio, nes ten ne mano klausos yra. Čia 6, 8, 9, kad duomenys pateikino į lentelį, čia žinoma, galima diskutuoti. Toliau ten nesinumeruoti priedai, tiek žiūrėjau, ten dar buvo sunumeruoti ir priedai. Nesuprantu. Ir dar kartą nesuprantu, ką autorius nori pavaizduoti pirmame, antrame prieduose. Darbė nėra vieningos puslapį numeracijos, ką čia reiškia? Aš turiu tokią prielaidą, kad gal aš jam siunčiau darbą elektroniniu kitai variantų ir gal mūsų nesutapo programos, gal dėl to pas ir tų numeracijų ir tų klaidų kažkokių kalbos matavimų galėjo būti. Jo, gali būti. Gal sakau dėl to, čia daug yra. Taigi dabar dėl klausimų darbo autoriai. Ar galėtumėte pakomentuoti, kokia yra netinkamai suformuluota pirmo darbo uždavinio idėja? Idėja, manau, kaip ir visų, sužinoti kuo daugiau mokslinės informacijos apie atliekamą tyrimą. Sužinoti išsivystymo vidurkius. Gerai, dabar tas antras įdomus. Anketinės apklausos jūs nevykdėte, teigia recenzentas. Tai kodėl rašote, kad naudojote anketinės apklausos metodą? Taip, dar čia yra klausimas, ar galima tyrime dalyvavusius futbolininkus vadinti respondentais. Trečias. O antro dar nesakė? Nu, tai čia prie to pačio. Tai aš pagal tą apibrėžimą, kaip galima sakyti, anketinę apklausą buvau. Čia pasirašiau, kad respondentas yra tyrimo dalyvis, užpildęs anketą ir atsakęs į klausimus, kadangi mano klausimai buvo pateikti 3, ten, koks jūsų svoris, koks jūsų ūgis ir koks jūsų ūgis atsisėdus, tai aš manau, kad ten toks kaip ir gavusi anketą, anketos aš kaip ir nepildžiau, bet aš padaviau tuos klausimus. Ir jis prieš atlikdamas ten tuos testus... Taip, aš paprašė savo tuos, tai galima sakyti. Aišku. Ir dėl respondentų metodinės rekomendacijos, tas kitko yra, man asmeniškai labai nepatinka tas respondentai, tyrėmėjai gražiau lietuviškai, bet metodinės rekomendacijos yra. Čia pasirinktinai. Čia tai reiškia gerai. O toliau? Toliau, kad 4. Sveikatos ten klubai. Čia darbe futbolininkų lavinimo programos nepateiktos. Šiaip yra visos programos galėtum sudėtos, nežinau, kodėl iš čia parašyti nepateiktos. Sakau, gal pasitėm jų neatvertė, kažkaip, nežinau. Vienu žodžiu, vyko kažkoks nesuderinamumas tarp jų dviejų. Taip. O dabar tikrai ištyrėte 2360. Tai va dabar dėl šitų klausimų taip pat yra, čia aš bendravau su Nacionalinės futbolo akademijos direktoriumi ir jis man atsiuntė tokį lapą, kur yra surašyta pagal ką jie vertina. Nes aš ieškojau, kas pagal ką vertina tuos visus rezultatus. Ir jisai man atsiuntė tokį, laišką, jame buvo parašyta, kad jie naudoja suomių testų modelius, literatūros šaltinis New Post Power Time Testing System. Ir jis dėl to klausė recenzentas, kas tai yra. Ne, bet ar ištyrėte? Tai tas ir yra, kad
ta firma, kuri padarius tą įrenginį, ji aprobavo tuos 2630 čia viskas. ir taip gavosi. Jo. Taip gavos, gerai gavos. Toliau. Dar yra iš recenzijos. Dar yra čia Tai parašyta yra dar eilė. apie tuos, ar galėtumėte paaiškinti, ką jūs norite pasakyti šiais sakiniais. Tai yra pagrindinis futbolininkų maksimalaus greitumo testas. Nu čia, ta prasme, vėl iš to pačio testo paimta, kur aš sakiau, kad iš knygos. Ir ten knygoje 2-3 dėstytojai rašo, recenzentas daktaras, tai aš negaliu paginčyti to, ką jie parašė. Tai čia ne aš pas norėjau pasakyti, bet čia tie rašyti autoriai pasakė. Tai sportininkai neišsilavinę. Nu tai ačiū tada už atsakymus. Ar tenkina komisija Aš atsakymus? dar gal tokį šiaip įdomų modelį. Kiek laiko praėjus po tų programų, po, sakykime, tų 2 savaičių treniruočio programos atlikimo, po kiek laiko buvo atliekami tie testavimai? Čia iš karto, aš tiksliai neatsimenu, bet ten viena gal, tai skyrėsi, nes ten buvo tai padaryta, kad aš šitas komandas jau tada pradėjau ir apibėgau. Tiek, kad dar čia kitais metais, čia eksperimentas dar bus kitais metais jau su pagrindinis. Aišku, praktinės rekomendacijas pasakėt, bet tik tai įdomu, ten viskas gražiai pateikta tuose prieduose, viskas matoma, bet kokiu principu buvo rengtos programos, kas jas sudarinėja ir ko rėmėtės? Literatūra ir dalyvavę seminaruose ir Stomkos, nežinau. Ačiū savaičių, tai Stomkos. Nu šiaip, žinoma, aktualumas galėjo būti pagrįstas, tik 4 šaltiniai grindžiamas aktualumas, čia galėjo truputėlį rimčiau pagrįsti tą problemos aktualumą.